Labas rytas, I'm Angelo. Esu Angelo Joe, šviežių pesto padažų gamintojas. Šiandien pristatysiu savo lazaniją. Įprastai lazanija ruošiama su mėsa, tačiau šiandien ruošime vegetarišką. Mums reikės Joe pesto, grietinėlės, pieno, parmezano, mocarelos, lazanijos makaronų, druskos, pipirų, muskato ir pomidorų padažo. Mums reikės bešamelio padažo, jam paruošti pieno, miltų ir sviesto. Pirmiausia, ruošime bešamelio padažą. Labai paprasta, ištirpdome šiek tiek sviesto, įmaišome miltų ir pieno. Kai padažas užverda, įberiame truputį druskos. Įtarkuojame šiek tiek muskato. Pamaišome ir laukiame, kol pavirs. Pjaustume mozzarellą kubeliais. Pradedame formuoti lazaniją, pilame grietinėlės. Imame lazanijos makaronus, galite naudoti ir sausus, ir šviežius makaronus. Galima juos sulaužyti. Pilame dar šiek tiek grietinėlės. Toliau pilame pomidorų padažo, bet tik 2 šaukštus. Šviežio pesto padažo. Pradedame maišyti visus padažus. Beriame mocarelos sūrio, ne per daug, nes sūris vėliau ištirps. Taip pat įpilame truputį mocarelos skysčio. Ir lietuviško parmezano. Dabar viską reikia pakartoti antrą kartą. Lazaniją kepame orkaitėje apie 20 minučių, maždaug 180 laipsnių temperatūroje. Bellissimo! Lasagna parosta, la bella pesca nous, scano, visto caro.